Žodžiu, dabar iš karto tau pasakau. Jeigu esi va tokia gražuola princesė, imigrantė iš Norvegijos, be jokių makiažyčių, be jokių antakyčių ir blakstenyčių, plaukyčiai ryžinė, šukuoti, bet nori vis tiek savo kaime atrodyti bahurska, tipo, žiūrėkit, aš priešai buvau, pavydėkit, kaip aš čia gyvenu, nes iš Norvegijos atskrendu kartais į metus 2 kartų. Kreipiatės iš karto į autodeirą, išsinuomojat va tokio gražumo mašiną. Va tokia va. Su visais pribumbasais, su atvažiavimu paimti iš oro uosto ir išvežimo į jį. Su sutartėlė, su visais draudimais, pilna kūro bakų. Va tokia gražalytė. Ir ką? Ir jūs savo vienkiemį iš karto, va, pirštukai tik tai va taip susideda, iš karto Harytė susiraukia, nes esate Pacanska. Va tokia mergikė. Ir visas kaimas, net ir tėtis. Kažkur jisai ten dirba, net nežinau. Ir mama, irgi ten kažkur darže. Ir net mano labutenai, kurie paruošti eiti į tvartelį, net ir tie pavydi. Va tokios mašinytės. Bet su tokiais labutenais, kad ir kiek jie milijonų kainuotų, į tokią mašiną lipti. No. Bet aš jums sakau, kreipkitės į autodeirą, jinai yra mano gelbėtoja. Ir aš savo kaime, va, tai va. Mama, ką, aš nešustriausiai su savo kaime, blemba, Pacanska, merga. Kreipkitės į autodeirą ir jūs išgelbės visada. Gal net ir tokį šunį išnuomos. Ne, išnuomos, nes jie tokio šuns neturi. Kai šukuosena įvaldžius. Varau dirbti. Kašikai į trasą. Kas padės? Tas nieko negaus. Tik šiaip padės. Važiuojam.